Labas rytas. Labas rytas, kolegos. Ar vieną minutę? Laukiam. Tai dar kartą labas rytas visiems, turbūt galim pradėti gruodžio 15 dienos ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto posėdį ir posėdėje, kai dalyvauja komiteto pirmininkas Vidas Bičkus yra čia pas mus salėje. Nuotoliu prisijungia komiteto nariai Modestas Petraitis, Kęstutis Balašaitis, Rita Grigalienė, Raimondas Matemaitis, Sigitas Mičiulis, Darius Petrošius, Darius Stankus ir Justina Visockienė. Posėdėje taip pat dalyvauja administracijos darbuotojai pristatantis klausimus, vicemerai, taip pat TRAC atstovai ir jeigu neklystų bendrojo plano rengėjas turėtų būti prisijungęs. Prašom, pirmininkas. Tai labas rytas, gerbiami kolegos, tarybos nariai, administracijos darbuotojai, visi stebintys šį mūsų komiteto posėdį. Tai paskutinis šiais metais mūsų komiteto posėdis, darbotvarkėje yra numatyta 23 klausimai, tai linkiu konstruktyvaus, kaip sakyti, efektyvaus darbo mums visiems, yra penktadienis, todėl perėsim prie darbotvarkės. Pirmasis klausimas, tai tas pat 388 dėl 1 tonos komunalinių atliekų sutvarkymo kainos Tauragės rajono savivaldybėje patvirtinimo. Pranešėjas Paulius Voštautas. Tai labas rytas, gerbiami tarybos nariai, komiteto nariai. Trumpai pristatysiu parengto sprendimo tikslus ir uždavinius. Tai parengto sprendimo tikslai yra patvirtinti 1 tonos komunalinių atliekų sutvarkymo kainą, atitinkančią uždaros akcinės bendrovės Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro patiriamas būtines sąnaudas. Sprendimo projekte numatyta patvirtinti 1 tonos komunalinių atliekų sutvarkymo kainą nuo 129,37 € iki 151 €. Pokytis būtų 21,63 €. Kadangi patvirtinta kaina šiuo metu netitinka TRAC faktinių sąnaudų, įvertinus įmonės finansinę veiklą, siekiant išvengti didėjančių įmonės nuostolių, prašome patvirtinti mūsų prognozuojamą kainą 2024 metam. Ačiū Pauliui. Yra keliančių ranką. Raimondas Matemaitis. Prašom, Raimondai. Labas rytas. Norėčiau pasiteirauti, kaip kitos savivaldybės, ar visos pakels, ar turite tą informaciją, ar kaip ten vyksta. Ačiū. Tai ką galėčiau atsakyti trumpai, vakar pakėlė Šilalės rajono savivaldybė, Jurbarko rajono savivaldybė taip pat pasikėlė kainas, tai likome mes ir Pagėgiai, bet planuoja pakelti visas savivaldybės šitą kainą. Ačiū. Nematau, kas kelia. Kęstutis Balašaitis, prašom, Kęstuti. Labas rytas, kolegos. Gal galėtumėt paaiškinti, kuo tai grėstų TRAC-ui, jeigu ta kaina nebūtų pakelta? Tai būtų įmoniai nuostolinga veikla, reiškia šitas komunalinių atliekų surinkimas, kadangi šiuo metu šita nustatyta kaina nepadengia visų įmonės patiriamų sąnaudų. Vienareikšmiškai tai būtų nuostolis įmoniai. Ar Kęstutis dar norit paklausti? Ačiū. Tarybos narė Rita Grigalienė. Prašom, Rita.
Labas rytas, kolegos. Tai mano klausimas būtų toksai, yra nauja direktorė, ar ne, TRAC šiuo metu vadovauja visai kitas žmogus, ar ne? Ir kaip ir buvo viltis dedamos, kad pateiks kažkokius tai siūlymus, ar ne? Ar tai tik yra vienintelis siūlymas, kad pakelti kainą gyventojams už šiukšles, ar tik tais dėl kainos pakelimas? Tas yra klausimas toksai, tai vienintelis tik siūlymas. Priešingų atveju mes kitokių alternatyvų neturim. Aš manau, kad šiuo metu šitas yra vienintelis siūlymas. Alternatyvų kaip ir maža. Alternatyva būtų, kad mažiau kainos didėtų. Tai vienareikšmiškai tai būtų kuo daugiau rūšiuoti atliekų, tada kaina didės mažiau, bet jeigu ir žiūrint į, reiškia, atliekų įstatymo 30 straipsnio antrą papunktį, ką sako komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų kainodara iš atliekų turėtojų, reiškia, ji nustatoma vadovaujantis solidarumo, proporcingumo, nediskriminavimo, sąnaudų susigrąžinimo, skaidrumo principais. Ir vienas iš svarbiausių, reiškia, atliekų tvarkymo srityje principas taikomas, tai yra teršėjas moka. Tai aš manau, turėtumėm laikytis šitų imperatyvių nuostatų įstatymą. Nežinau, čia mano tokia nuomonė, gal gerbiama atliekų centro direktorė kažką dar turi pridurti. Aš atsiprašau, kolegos, matau, meras yra pakėlęs ranką, tai gal išklausykim mero ir po to gal direktorės. Jo, ačiū. Kęstuti, nuleiskit ranką, nes jūs dar palipat. Ačiū labai. Labas rytas visiems. Tai tiesiog kalbant apie tuos pasiūlymus, kur Rita minėjo, tai nėra vienintelis pasiūlymas direktorės ir TRACO. Tai šitas yra jau, kaip sakyti, gyvybiškai svarbus pasiūlymas ruošiantis kitiems metams, bet yra ir žymiai rimtesnių pasiūlymų ir sudėtingesnių pasiūlymų, nes įmonės situacija yra labai bloga. Ne šiaip bloga, labai bloga įmonės situacija. Ir buvęs vadovas, kuris buvo, jisai situacijos normaliai visiems ir nebuvo paaiškinęs. O kai ateina ir randa situaciją naujas vadovas, tada tu matai iš tikrųjų, kad situacija prasta yra. Ir reikės tikrai neapseisim be sprendimų dėl įstatinio kapitalo didinimo. Dabar kaip tik šią savaitę buvom susitikę akcininkai ir užprotokolavom, kad teiksim taryboms siūlymą didinti akcijų skaičių, didinti įstatinį kapitalą ir tokiu būdu įmonę bandyti gelbėti, nes šito varianto tiesiog nėra. O ta situacija susidarė dėl to, kad atliekų sistemoje, tai yra valstybės mastu, mokesčiai ir visa kita keičiasi, o mes savivaldoje pakankamai greit nesureagavom, nes negavom indikacijų iš žmonių, kurie turėjo tą padaryti. Tai dėl to situacija yra sudėtinga. Kaip pamenate, rugsėjo mėnesį mes į tarybas ėjom dėl 1 tonos sutvarkymo kainos pakeitimo. Tai ten pakeitėme, bet ten pakeitėme pagal šių metų faktinius duomenis. O tą reikia daryti ruošiantis kitiem metam, einame į tarybą. Ir ruošiamės jau kitų metų faktiniams duomenimis pagal visus jau kitų metų taikomus taršos mokesčius ir visą kitą. Kaip žinote, TRACas tikrai vykdo ir ES projektų nemažai, tai ta situacija, kai negali atsiskaityti, jau turi skolų, negali atsiskaityti su paslaugų teikėjais, tai yra labai labai bloga, dėl to privaloma turbūt bus visoms savivaldybėms didinti įstatinį kapitalą ir kažkaip bandyti judėti į priekį. Tai vienas šitas iš sprendimų yra, kad didinti 1 tonos sutvarkymą. Kitas klausimas, antrasis klausimas darbotvarkėje bus apie tai, kaip turime atliepti tai ir kad tai pasimatytų ir gyventojų įkainiuose. Tai, kaip žinote, jau įkainius gyventojams nustato kiekviena savivaldybė atskirai pagal savo faktinę situaciją. Pas mūsų situacija jau pernai metais buvo prasta šitoje vietoje ir tikrai priminėjome sprendimus, kaip sulyginti ir mažinti tą skolą. Tai šiemet, kiek matome, ta skola mažėja, bet kai didėja sutvarkymo kaina, tai natūralu, kad turi didėti ir įkainis. Tai
tai reikės dar ir tą įkainį gyventojams keisti. Bet kito varianto iš esmės nėra, vis tiek turime turėti sistemą veikiančią ir kad ta sistema išsilaikytų. Tai yra, kad būtų tas principas, kaip Paulius Goštautas minėjo, kad teršėjas moka. O mums tarybos nariams, manau, svarbu yra, kad tie, būtent tai, kiek mes sumokame Tracui už atliekų tvarkymą ir tiek, kiek surinkame iš gyventojų, būtų subalansuota ir galutinis tikslas toks yra. Tai tiek trumpai iš mūsų. Ačiū merui už paaiškinimą. Tai gal dabar direktorė Donvina Arlauskienė galėtų dar kažką mums pasakyti. Sveiki visi. Pradėjau darbą gruodžio 1 dieną įmonėje, tai dar esu tikrai šviežia. Reikia tikrai pakankamai, niekaip nesurandu laiko tiesiog apeiti, susipažinti su kiekviena veiklos dalimi, nes vyksta komitetai posėdžiai, tai įsigilinau į finansinę situaciją ir pilnai pritariu merui, labai džiaugiuosi, kad situacija yra aiški ir šiuos metus turėtume baigti dar netgi su didesniu nuostoliu nei pernai, dėl tų minėtų priežasčių, kad nebuvo laiku atliekų tvarkymo kainos kilimo savivaldybei, nebuvo nustatyta laiku. Ir dėl, būtent jeigu kalbant apie šiuos metus, tai pagrindiniai indikatoriai yra taršos mokesčio kilimas, kuris yra nuo 15 eurų iki 50 eurų su indeksavimu, tai gaunasi virš 70 eurų. Tai jūs įsivaizduojate, apie kokį mes skirtumą kalbam. Tai todėl šio mokesčio sumažinimui įtakos gali turėti tai atliekų rūšiavimas, kad kuo mažiau pakliūtų atliekų į sąvartyną. Na ir žinoma, vežėjų kainos didinimas irgi taip pat, nes vežėjų paslaugos bendrame sąnaudų krepšelyje sudaro apie 17%. Tai irgi yra didelė suma, kuri turi reikšmingą įtaką. Tai jeigu turėsit daugiau klausimų, Rimantė yra pasiruošusi, tikrai galės atsakyti detaliau, bet šios dienos kontekste tai reikia labai rimtų pokyčių įmoniai, kad galėtų toliau judėti, pirmiausia išspręsti esamą situaciją, o po to galėtume judėti prieki, vykdyti ES projektus ir panašiai, nes tiesiog kitų galimybių aš daugiau nematau, tik tai kaip savivaldybės parama šiai dienai. Na, o jeigu kalbant apie atliekų sutvarkymo kainą, kaip ir meras minėjo, jinai turi atitikti realias įmonės patiriamas sąnaudas ir klausimas dėl rinkliavos, tai jeigu nebus surinkta atitinkamai iš gyventojų, tai reiškia vėl savivaldybė turės dotuoti. Tai aš manau, kad ir Rimantės medžiagoj kiekvienam objektui tenka koks kilimas mėnesiui, tai jisai tikrai nėra toks reikšmingas, kad žmogus negalėtų susimokėti. Tai yra dar viena paslauga, už kurią reikia susimokėti. Tai mano tokia būtų įžvalga šiai dienai. Aš dar gal trumpai norėčiau papildyti, kad reiškia šitą tonos kainą nustatome dabar, aš manau, tik tai keliem mėnesiam, nes šiuo metu, reiškia, atliekų tvarkymo centro kainodaros reguliacija, tai ta vadinama bazinė kaina reguliuos Vertas, valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba, o kintamąją dalį jau teks savivaldybėm reguliuoti. Tai manau, kad čia tik tai šita kaina bus keliem mėnesiam ar pusiai metų ir po to vėl su kardinaliais pokyčiais, nes keisis ir rinkliavos nuostatai ir visi kiti teisės aktai, vėl grįšim į tarybą. Dar pasitikslinsiu, kad dėl to mes ir šitas 151 euras už toną, tai iš tikrųjų yra vertinami kitų metų prognozuojami padidėję atliekų sutvarkymo kaštai. Tai taip pat
Mes, atsižvelgiant į įmonės situaciją finansinę, tiesiog mes dabar nebeturim prabangos nekeisti kitų metų 1 tonos tvarkymo kainos, kad nedidėtų nuostolis toliau. Ačiū. Kęstutis Balašaitis, ar Kęstutį nori paklausti, ar palikot ranką pakeltą? Ar nusileido? Ne, kažkodėl rodo. Nu, gerai, nesvarbu. Tada Rita Grigalienė matau, tai prašom, Rita. Jo, aš tokį klausimą išgirdus iš jūsų visų atsakymus, kad tai kaina yra pusiai metų, ar ne, nustatoma 1 tonos kaina, tai yra 151 euras. Tai jūs man pasakykit, po pusės metų vėl jinai bus didinama ta kaina, atsižvelgiant į visus įstatymus ir taip toliau. Tikrai turėsim turbūt peržiūrėti, bet kaip bus, kokia situacija? Bet ji tikrai nemažės, tai faktas. Dėja taip. Manau taip. Dėl skaičių tikrai negaliu nieko pasakyti, tiesiog reikia sulaukti galutinių duomenų. Ačiū. Ačiū. Ar būtų dar norinčių paklausti? Matau, pasisakyti. Tada teikiam bendriem komitetam. Ačiū Pauliui ir kitiem pristačiusiem klausimą. Antrasis darbotvarkės klausimas, tas po 389. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 17 dienos sprendimo numeris 1/207 dėl Tauragės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo pakeitimo. Pranešėjas Paulius Goštautas. Pristatau sprendimo tikslą, tai sprendimo tikslas pakeisti Tauragės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimo iš atliekų turėtojų pirmą priedą ir išdėstyti jį nauja redakcija. Nauja redakcija pateikta jums visiems tarybos sprendimo projekte. Taip pat noriu pažymėti, kad įvertinus visas aplinkybės, tai yra įmonės finansinę padėtį, kadangi jau yra pritarta ir tonos sutvarkymo kainos pakelimui, todėl analogiškai turėtų didėti ir rinkliavos dydžiai, kad atitiktų tonos sutvarkymo kainą ir savivaldybei nereikėtų dotuoti. Taip pat ir kad galėtumėm įgyvendinti, reiškia, atliekų įstatymo pagrindinę nuostatą teršėjas moka. Siūlome padidinti atliekų tvarkymo rinkliavos tarifus. Jeigu trumpai tariant apie padidintus tarifus, tai jums buvo pateikta lyginamoji medžiaga, kaip jie kinta, bet trumpai pasakysiu, kad reiškia vidutiniam 500 kvadratų butui mėnesinė įmoka padidėtų, reiškia su padidintu tarifu jau būtų padidėtų per mėnesį 1,54 €, kas per metus sudarytų 18,50 €, o nuosavam namui vidutiniškai 100 kvadratų nuosavą namą, tai įmoka kiltų per mėnesį 2,44 €, kas per metus sudarytų 29,24 €. Tai tiek tokia trumpa apžvalga. Manau, gal Rimantė dar plačiau kažką galėtų pasakyti apie rinkliavos dydžius. Aš turiu keletą skaidrų, nežinau, bet šiaip tai Paulius taip jau konkrečiai susakė. Tai nežinau, ar rodėte, ar tiesiog... Atsiprašau, Rimantė, savivaldybės kontrolierė kelia ranką. Kostė Čepienė, prašom, Kostė. Labą dieną. Aš norėjau paklausti, ar čia techninė klaida yra, ar kas čia yra. Lyginamajam variantui yra individualiem namam ir butam. Buvo anksčiau nuostatose nekilnojamo turto objektas kintamoji daly. Ir lyginamajame variante taip pat yra nekilnojamo turto objekto plotas. O sprendimo projekte yra gyventojų skaičius. Ar čia naujas bus parametras? Ar čia techninė klaida yra? Čia turbūt techninė klaida. Pirmoji ir antroji eilutė sprendimo projekto priede pirmame yra, kur pagal gyvenamosios paskirties objektai kintamoji dalis gyventojų skaičius įrašyta. Ir antroji eilutė taip pat gyventojų skaičius. Tai aš galvoju, čia naujas parametras atsirado, ar čia jūsų techninė klaida ar ne?
Taip, čia bus techninė klaida. Tai aš norėjau tą pasakyti. Tai ačiū kontrolieriai už pastabą, pasižiūrėkit tada, ar tikrai ten techninė klaida, iki bendrųjų komitetų tada atsižvelkite į šitą pastebėjimą. Tarybos narys Raimondas Matemaitis. Prašom, Raimondai. Aš ne visai nugirdau, gerbiamo Pauliaus, kiek už 100 kvadratų namo, nes daugiau yra nemokama, tik už 100 kvadratų, kiek žinau pagal taisyklės. Aš turiu, iš tikrųjų, galiu 2 skaidrės parodyti, nenoriu labai daug, čia irgi plėtis, nes daug kas buvo pasakyta, tiesiog gal kai vizualiai pamatysim ir bus aiškiau. Ar galiu parodyti? Taip, prašau. Prašom, Rimantė, pasidalinkit tam. Taip pat. Esmė yra ta, iš kur gavus, ar matote? Viskas gerai. Matom. 36,71 € mūsų gaunasi padidėjimas rinkliavos dydžių. Iš kur mes tą skaičių gavome? Metinė rinkliavos lėšų priskaitimų suma yra 1 400 000. O jeigu mes jau pakeliame 1 tonos sutvarkymo kainą iki 151 €, tai mums, imu aš visą metinę, tai reikėtų kaip ir 24 metams 1 914 000. Ką tai reiškia, kad mums skirtumas gaunasi 514. Tai ir gaunasi, kad surinkti tiek lėšų daugiau, mums reikia rinkliavos dydžius pakelti 36,71 procentinis punktas. Kaip tai atrodo būtent butams ir individualiems namams. Tai va čia ir yra toje skaidrėje, tai šiuo metu butai moka 50 € ir 50 centų, pakiltų po pakelimo 69 €. Tai kaip ir Paulius sakė, 18,50 € būtų bendras metinis padidėjimas arba į mėnesį 1,54 €. 100 kvadratinių metrų individualiame name aš čia iš tikrųjų ištraukiau duomenis iš mūsų duomenų programos ir paėmiau tiesiog 100 kvadratinių metrų individualius namus ir įvertinau taip pat ir korekcijas atliktas dėl konteinerių pakėlimo. Tai šiai dienai vidutiniškai moka 100 kvadratinių metrų individualus namas 79,64 €. Bet jeigu žmogus rūšiuoja, tai jisai gali iki 71 € tik tais mokėti. Čia tiesiog yra vidurkis. Ir tą patį vidurkį, kaip pakėlusias tais 36%, mums tada gaunasi, kad kilimas bendras vidutinis būtų 108 €. Bet tie žmonės, kurie tikrai rūšiuoja ir maksimaliai sutaupo, tai jiems gautųsi nepilnai 100 €. Ta labai norėčiau pabrėžti. Tai vidutinis mokesčio padidėjimas metams tai būtų 29,24 € arba 2,44 € per mėnesį. Tai va trumpai tie, kas liečia gyvenamosios paskirties objektus, o kitose savivaldybėse taip pat irgi Jurbarkas, kaip žinia, jisai nekeičia rinkliavos dydžių, nes turi rinkliavos lėšų perteklių ir jų sprendimas yra laukti VERT sprendimo. O koks pakilimas būtų lyginant su kitomis regiono savivaldybėmis, tai matote irgi šiuose skaidrėse. Tauragės biškį yra didesni įkainiai, nes jeigu pamenate, kad 21 metais Tauragėje buvo kelti papildomai 20% rinkliavos dydžiai, ko nebuvo daryta kitose savivaldybėse. Bet jeigu bendrą imam pakelimą per mėnesį, tai visose savivaldybėse gana panašiai gaunasi. Tai tiek. Ačiū pranešėjai, Rimantei. Ar būtų norinčių paklausti? Toliau noriu klausti, iš tiesų ačiū labai Rimantė, kad labai vaizdžiai parodėte ir išaiškinote, bet turiu klausimą šiek tiek irgi apie tos gyventojus, kurie gyvena kaimo vietovėse ir kur neturi individualių konteinerių, bet yra, kurie atliekas meta į bendrus konteinerius. Tai jie neturi galimybės sutaupyti ir jie moka maksimalią kainą, nors jiems, kaip sakant, yra apsunkinimas, jau reikia iki bendro konteinerio kažkokį tai atstumą transportuoti ir nėra kaip sutaupyti. O čia
kaip sakant, daug ten gyvena žmonių, kurie tikrai nėra patys turtingiausi. Galbūt apie šitų žmonių, kaip sakant, padėti trupučiuką, jeigu galėtumėt. Aš manyčiau, kad bendram kontekste dabar, kai galvoju apie kiek tokių galėtų būti, tai tikrai turbūt nėra didelis procentinis punktas, bet taip pat ir norėčiau dar pabrėžti. Jeigu yra daugiau negu 500 metrų iki tos vietos, kur jiems reikia vežti savo atliekas, tai yra taikoma 25% lengvata. Tai reikėtų iš tikrųjų kiekvieną atvejį mes vertinam ir jeigu yra tokių asmenų ir jūs žinote, kad jie moka ir negali turėti konteinerio, nėra galimybės ir veža kažkur toli savo atliekas, tai reikėtų kreiptis į mumis, kad mes galėtumėm pažiūrėti, gal jiems būtų galima taikyti lengvatą už tą vargą. Tai va čia turbūt tik tiek, tuo vietoj, ką būtų galima padaryti. Arba gal situacija būtų pasikeitus ir galima jiems skirti tą konteinerį. Iš tiesų, žinau tokių atvejų ir tikrai nemažai, bet atstumai yra mažiau negu, sakykime, 500 metrų, 300, 200 ir panašiai, bet jie čia galbūt net neatstumia problemą, nors aišku, nusigabenti jau kažkokį tai būdų reikia irgi yra nepatogumų, bet jie moka visada pilną kainą. Ir sakykime, jie už tą 100 kvadratų jau jie šiemet mokėjo 91 eurų, be jokių sumažinimų. Čia vat yra, sakau, iškeliu klausimą tikrai, šiaip yra kažkaip ne visai socialiai teisinga, tai kažkaip turėtumėm galbūt tą dalyką žinodami ateityje kažkaip bandyti tą padėtį keisti. Ir turiu kitą klausimą, tai yra dėl, kaip yra kitose apskrityse, kokios ten kainos, kiek yra didinama, kaip mūsų dabartinis padidinimas koreliuoja su kitų regionų kainomis. Ačiū. Šiaip aš šitą irgi buvau pradėjusi informaciją rinkti ir galvoju irgi padarysiu tokią kaip ir lyginamąją analizę, bet pradėjus rinkti supratau, kad čia yra mano bus bergždžias reikalas ir neaišku, ar teisingas, ar teisingai bus pateikti duomenys. Pradėjus bendrauti ir su kitais regioniniais atliekų tvarkymo centrais, kas administruoja rinkliavą, tai galiu pasakyti šiai dienai, kad dabar rinkliavos dydžių keitimas vyksta daugelyje savivaldybių, nes praėjusiais metais tas nebuvo daroma. Tai aišku, kaip pavyzdį, galiu pasakyti, ką šiai dienai žinau tikrai ne visų savivaldybių, tikrai. Tai pavyzdžiui, Klaipėda nori keltis 38%, Akmenė pasididino jau 47%, Vasara, Kelmė 48%, Šiauliai eina su 50%, Marijampolė taip pat apie 30% ir aš tiesiog, turbūt teisingiausias būtų mano analizė, jeigu daryčiau tą sausio mėnesį, kada matyčiau tikrai, kada yra jau pasikeitę rinkliavos dydžiai. Bet esmė yra ta, kad visur jie yra peržiūrimi ir turbūt bus dar didesni negu Tauragėj, nes aš atsiprašau, Rimantė, aš manau, tikrai ačiū, jau jūs išsamiai pristatėt, labai sudėtinga lyginti atskiras apskritis, pirmiausiai turim susižiūrėti ir savo susiskaičiuoti teisingai tą rinkliavą, nes mes, aišku, esame įpareigoti ir gražinti tą sumą, kur yra pakabinta, ne jūsų netraco kalties dėka ir eilę metų nei viena vyriausybė nesugebėjo pagelbėti mums šitą problemą išspręsti ir tai visa gula į mūsų visų gyventojų, sakykime, rinkliavos dydį. Todėl aš siūlau jau, kaip sakyti, gal ir nutraukti diskusijas, nes lyg yra klausimas pristatytas, teikiam bendriesiam komitetam, dar bus galimybė tarybos nariams susipažinti detaliau, užduoti klausimus bendruose komitetuose ir be abejo tarybos posėdžio metu dar tą klausimą svarstysim. Tai siūlau pereiti prie kito klausimo. Ačiū. Ačiū pranešėjam, gražaus savaitgalio ir trečiasis klausimas, TSP 369, dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2023 metų vasario 1 dienos sprendimo numeris 1/3 dėl Tauragės rajono savivaldybės 2023-2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo pakeitimo. Pranešėja Nijolė Šlefendoraitė. Prašom, Nijolė. Labadiena visiems. Parengtas šito sprendimo projekto tikslas yra patvirtinti patikslintos savivaldybės 23-25 metų strateginį veiklos planą.
Strateginis veiklos planas pagal savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašo 34 punktą yra tikslinamas ir išsamei peržiūrimas kartą per metus. Šį kartą strateginis veiklos planas tikslinamas atsižvelgiant į pasikeitusius strateginio veiklos plano programom patvirtintus asignavimus. Per 23 metus savivaldybės biudžetas išaugo dėl valstybės biudžeto tikslinių dotacijų, taip pat buvo skirtos papildomos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams lėšos įstatymo numatyta tvarka, taip pat socialinių paslaugų finansavimui buvo padidintas Europos fondų finansuojamų projektų įgyvendinimui skirtos lėšos, taip pat automobilių kelių direkcija skiria lėšas kelių priežiūros ir plėtros programai vykdyti. Palyginimui informacija apie pasikeitimus pagal priemonės buvo pateikta ir taip pat siekiant įgyvendinti naujai priimtus teisės aktus, paskelbus naujus kvietimus projektams įgyvendinti, pasikeitė kai kurių priemonių pavadinimai, visa tai buvo nurodyta aiškinamajame rašte ir atlikus strateginio veiklos plano tikslinimą ir patikslinus strateginio veiklos plano programoms patvirtintus asignavimus, bus patvirtintas atnaujintas strateginis veiklos planas ir programoms numatyti asignavimai, kad atitiktų su tuo, kaip yra numatyta ir tikslinant biudžetą. Tai būtų tiek trumpai. Ar yra klausimų gal kokių? Atsiprašau, ačiū Nijolei už klausimo pristatymą. Kolegos, ar būtų klausimų? Nematau, tada teikiam bendriesiam komitetam. Ačiū Nijolei. 4. klausimas, TSP 390. Dėl uždarosios akcinės bendrovės Tauragės butų ūkio ir uždarosios akcinės bendrovės Tauragės šilumos tinklų reorganizavimo, prijungimo būdu ir reorganizavimo sąlygų patvirtinimo. Pristato šį klausimą Romalda Varvolė. Atsiprašau, Taip, aš norėčiau dėl nusišalinimo. Įmonė, kurioje dirbu, turi komercinius santykius su UAB Tauragės šilumos tinklais, tai dėl šito klausimo noriu nusišalinti. Ar bendru sutarimu galim pritarti, Dariaus? Taip, tai Dariaus, išsijunkit kamerą. Prašom, Romalda. Labą dieną. Parengtas sprendimo projektas, kurio tikslas yra reorganizuoti uždarą akcinę bendrovę Tauragės butų ūkį ir uždarą akcinę bendrovę Tauragės šilumos tinklus prijungimo būdu, prijungiant Tauragės butų ūkį prie šilumos tinklų. Ir taip pat šiuo sprendimo tikslas yra patvirtinti Tauragės šilumos tinklų ir Tauragės buto ūkio reorganizavimo sąlygas. Reorganizavimu siekiama veiklos kaštų mažėjimo, taip pat efektyvesnio veiklos organizavimo ir procesų optimizavimo. Ir Tauragės butų ūkį prijungus prie Tauragės šilumos tinklų pagal parengtas reorganizavimo sąlygas, Tauragės butų ūkis kaip juridinis asmuo pasibaigia, o Tauragės šilumos tinklai kaip juridinis asmuo tęsia savo veiklą. Ir visą Tauragės butų ūkio turtą, teisės ir pareigas perimtų po reorganizavimo užbaigimo veiklą tęsianti įmonė Tauragės šilumos tinklai. Tai tiek, jeigu trumpai apie patį sprendimo projektą. Ačiū Romaldai. Rita Grigalienė klausia. Taip, aš turiu klausimą iš tikrųjų, kadangi vyksta prijungimo būdu kaip su darbuotojais Tauragės butų ūkio. Kalbame reorganizavimo sąlygos, yra kalbama apie direktorę, ar ne, kad
kiek aš skaičiau, tik susipažinau. O kaip su darbuotojais? Kiek Tauragės butų ūkis dabar turi darbuotojų ir kaip prijungiant, ar darbuotojų skaičius kis, ar ne? Šiaip tai visus darbuotojus perima Tauragės šilumos tinklai, bet jeigu jau konkrečiai apie darbuotojų skaičių, tai šiaip yra su mumis šiandien prisijungę ir šilumos tinklų ir Tauragės butų ūkio vadovai. Gal dar galėtų ir plačiau pakomentuoti apie darbuotojų skaičių, perėjimą ar kažką išsamiau. Ačiū. Ar galėtų, kaip Romalda įvardėjo, yra šilumos tinklų direktorius Audrius Arcišauskas, tai prašom, Audriau. Labas rytas, komiteto nariai, tarybos nariai. Taip, situacija vyksta ir yra konsultacijos, taip pat pagal visas procedūras ir teisės aktus, tai dabar ir pagal klausimą jų neįvardinsim, galim ir pasidalinti, atsiųsti, jeigu yra klausimų, kad kažkas netaip vykdoma, sakykime, skaidrės, kokie planai yra vykdomi, o su pačiom veiklom, tai yra išnagrinėta pagal teisės aktus, ką turi atlikti, tada apsijungimas, kaip minėjo Romalda, persikelia visi darbuotojai ir tada bus nagrinėjimas, sakykime, konkrečiai kiekvienoje vietoje šiai dienai, kad numatyta būtų kažkokių perspektyvinių atleidimų ar tenai, sakykime, kaip ir atsiuntė vakar po susirinkimo, darysim kitą savaitę susirinkimą su žmonėmis, žmonės krūviai, tai ar didės ir kitų klausimų yra, tai ko pasekoje bus nagrinėjama, nes veiklas turim užtikrinti tos, kurios yra. Tai nebent ateityje, tai optimatizuosis, jeigu kaip ir minėjo, galbūt kažkas pobūdis keisis, galbūt ir modernizacijų prisidės, tai čia sekantys, sakykime, veiksniai, kurie gali lemti ir ateityje darbuotojų etatų mažinimą. Tai o jeigu bus perteklinis, sakykime, tas darbuotojų skaičius, tai irgi yra įstatymo aprašyta, tai būtų atleidžiama. Bet pirmą pateikus, kai padarysim susirinkimą kitoje savaitėje, mes pateiksim visiems darbuotojams persikėlimą į šilumos tinklus ir ko pasekoje darbuotojai gal ir kažkas atsisakys, gali būti ir taip. Tai pirmą planuojam susirinkimą ir paskui sekantis etapas. Tai trumpai taip. Tai konkrečiai, direktoriau, tai kiek pas jūsų pereina į Tauragės šilumos tinklų darbuotojai? Buvo 40, dabar nesutikslinau šiai dienai, tai berods kažkas dar iki šiol yra išėję ir yra terminuotos sutartys 31 dienai, sakykime. Tai jas realu, kad po susirinkimų kaip turėsim prastęsim, tai berods 37. Aš patikslinsiu šitą skaičių, nes su personalu dabar šnekėjau, kaip ateinant, tai dar neturėjom tą, sakykime, konkretų, nes kažkas berods išėjo, tai kiek dirbs tuo metu visi persikels. Gerai, ačiū. Tai jeigu patikslinsit, jeigu galite patikslinkit. Gerai, ačiū. Ačiū. Ar būtų norinčių dar paklausti? Pasisakyti? Nematau. Ačiū Romaldai. 5. klausimas, TSP 382. Dėl pritarimo Tauragės rajono savivaldybės administracijai dalyvauti 2021-2027 metų Interreg Pietų Baltijos programos projekte mažų ir vidutinių įmonių, vietos valdžios ir nevyriausybinių organizacijų konkurencingumo didinimas Pietų Baltijos regione, padidinant kibernetinio saugumo patikimumą ir kompetencijas partnerio teisėmis. Šį klausimą pristato Andrius Laucius. Labas rytas visiems. Teikiamas tarybos sprendimas dėl to, kad Tauragės rajono savivaldybės administracija dalyvautų Interreg Pietų Baltijos programoje, kuris yra finansuojamas iš Europos Sąjungos. Tauragės rajono savivaldybės biudžeto tenkanti dalis būtų 50 400 eurų. Finansuojama 80%, o nuosavomis lėšų dalimis būtų prisidedant 20% ir tai sudarytų 10 080 eurų. Na, o projekto tikslas yra dalyvauti
kibernetinio saugumo mokymuose, kurti kibernetinio saugumo kultūrą ir, aišku, projekto metu bus sukuriamas internetinių svetainių auditavimo įrankis, būtent atpažinti kenkėjiškus elektroninius paštus ir svetaines. Tai būtų tiek. Ačiū pranešėjai. Ar būtų klausimų, kolegos? Tarybos narė Rita Grigalienė, prašom. Andriau, patikslinkit, kiek savivaldybė gaus prisidėti prie to projekto? Nuosavų lėšų dalimis 10 080 eurų. Ačiū. Ačiū. Ar būtų dar norinčių paklausti? Pasisakyti? Teikiam bendriesiam komitetam. Ačiū pranešėjai. 6. klausimas, TSP 372, dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio kuro sandėlio Žygaičių gatvėje 17, Žygaičių miestelėje, Žygaičių seniūnijoje, Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje nurašymo pranešėja, investicijos ir plėtros skyriaus vedėja. Atsiprašau, Genovaitė Pukelytė ir Rimantė Zokaitė pristato. Taip, aš pristatysiu, nes Rimantė serga, tai Ačiū. Pristatysiu aš. Yra teikiamas sprendimo projektas nurašyti Žygaičių gimnazijos patikėjimo teise valdomą nekilnojamą turtą, tai yra sandėlį. Ten buvo laikomas, kai buvo kuro sandėliavimui šitos pastatas, bet dabar, kaip žinote, Žygaičių progimnazija yra jau šildoma šiluminiais siurbliais ir tas sandėlys jau seniai nenaudojamas ir jį neekonomiškai tvarkyti, pertvarkyti, nes jis yra nereikalingas ir yra teikiama, kad jį reikia nurašyti ir likviduoti, sugriauti. Yra nuotraukos pateiktos, būklė tokia, kokią jūs matėte. Ačiū. Ar būtų klausimų? Pasisakymų nematau, teikiam tarybai, ačiū Genovaitei. 7. klausimas, TSP 376, dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir Tauragės Jovarų pagrindinės mokyklos patikėjimo teise valdomo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jo patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybės administracijai. Pranešėja Genovaitė Pukelytė. Tai čia yra pastatai Gaurės miestelėje. Tai Jovarų mokykla priklauso, valdo jį, tai perduoti patikėjimo teisę valdyti savivaldybės administracijai. Toks formalus klausimas, bet jį reikia sutvarkyti. Ačiū. Ar būtų klausimų? Nematau. Pasisakymų taip pat teikiam tarybai. 8. klausimas, TSP 371. Dėl pritarimo projekto Tauragės šaltinio progimnazijos infrastruktūros ir aplinkinės teritorijos funkcionalumo didinimas įgyvendinimui ir finansavimui. Pranešėja Genovaitė Pukelytė. Šitas projektas yra patvirtintas, kai žinote, mūsų Tauragės miesto strategijoje. Ir dabar, kadangi yra pateiktas kvietimas, o jau jisai yra įgyvendinamas, vykdomas šaltinio stadiono projektas, bet kvietimą gavom dabar ir turėsim teisę teikti PIPą, tą vadinamą projekto įgyvendinimo planą, kad galėtumėm gauti finansavimą iš ES fondų ir reikia prisidėti, jis yra 2 166 000, tai savivaldybės būtų 15%, 325 000 eurų. O kita visa dalis europinė. Ačiū pranešėjai. Kolegos, norit paklausti, turit klausimų? Pasiūlymų, pasisakymų nematau. Teikiam bendriesiam komitetam. 9. klausimas, TSP 370. Dėl pritarimo projekto Tauragės miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijai, įgyvendinimui ir finansavimui. Taip, yra teikiamas sprendimo projektas. Pritarti Tauragės uždarosios akcinės bendrovės Tauragės vandenys kad įgyvendintų projektą Tauragės miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija.
tai nėra finansuojama ES lėšomis ir nėra galimybės gauti. Jos suma projektų yra planuojama, kadangi yra techninis projektas parengtas 8,8 milijono eurų. Tai yra preliminari, neįvykus rangos konkursui, tai yra kol kas tik tai preliminari suma. Ir siūloma prisidėti 25% prie to, tai išeitų iš savivaldybės biudžeto 2,2 milijonai. Bet čia bus per 4 metus, 24-27 metai. Dėl to projekto gali plačiau, kiek aš žinau, direktorius prisijungęs, dalyvauja komiteto posėdį, gal galima ir jam, jeigu norit plačiau informacijos. Ačiū pranešėjai. Ar būtų klausimų, kolegos? Nematau, teikiam bendriesiam komitetam. 10 klausimas, TSP 387, dėl ilgalaikio materialiojo turto inžinerinių statinių Tauragės rajono savivaldybėje, Mažonų seniūnijoje, Papušinės kaime, Šilalės gatvėje 162, Tauragės mieste, Sandėlių gatvėje 1B ir Skaudvilės seniūnijoje, Skaudvilės mieste, Ramybės gatvėje 9, viešo nuomos konkurso paskelbimo. Pranešėja. Taip pat aš pristatysiu. Jo, Inesos nėra. Tai yra parengtas sprendimo projektas teikiamas. Esmė projekto yra 3 mūsų miesto Skaudvilės ir Tauragės abiejose kapinėse skelbti konkursus inžinerinių statinių, ant kurių būtų galima įrengti kolumbariumą. Ir pradinė kaina šitų yra labai maža, po 3,2 centus už 1 kvadratinį metrą. Nežinau, galima čia apsispręsti ir kainą didinti, tai tarybos yra prioritetas, o konkursas, kai bus skelbiama, tai kaina bus, aišku, aiškiai po konkurso, įvykusio konkurso rezultatas. Tai čia reikia dar pagalvoti, reikia pradinę kainą skelbiant konkursą didinti ar ne. Mes pateikėm tokį, kokia yra pagal metodiką paskaičiuota kaina. O kaip Genovaitė siūlytumėt jūs įvertinę situaciją, reikėtų čia siūlyti didinti pradinę tą kainą, ar čia būtų kažkoks tai poreikis tame? Tiesiog nežinau, konkursas, aišku, visada parodo, kokia yra konkurencija. Jeigu yra konkurencija, tai yra iškeliama kaina, jeigu nėra konkurencijos, aišku, liks tokia pati ir savivaldybė negaus lėšų, bet ar tai savivaldybė yra aktualu, čia reikia dar pamastyti. Kokių būtų siūlymų kolegos komiteto narių? Nes aišku, kai jeigu rangovas, kuris laimėtų ir jis įrenginėtų, tai aišku, iškeltų ir kainą paskui. Tai čia yra, nežinau, čia yra tikrai tarybos narių nuomonės reikia. Tarybos narė Rita Grigalienė, prašom, Rita. Jo, aš turiu klausimą, Genutė. Tai reiškia, kad rangovas įrengs tos kolumbariumus, o paskui jisai pats nustatys kainą tiems kolumbariumams pardavinėti. Taip. Tai taip, ar ne? Taip. Jau bus nusavyti. Tik paskui, po kiek tai laiko. O kodėl savivaldybė to dalyko nenori daryti? Kodėl yra priimtas? Jo, tai čia yra irgi apsisprendimas, ar savivaldybė, aš čia negalėčiau atsakyti, kadangi iš biudžeto reikia skirti lėšas, ar tai socialiai yra kaip teisinga, jeigu žmonės negauna kolumbariumų, jie turi įrenginėti savo kapavietės, taip pat ir paminklus statyti ir niekas nieko nedengia. O čia jau savivaldybė tik socialiai remtinėms žmonėms gali kažkokią daryti. Yra tokia, pagalvokim, kad ar tai teisinga. Vieniem duodam, kitiem neduodam nemokamai. Aš nekalbu apie nemokamai dabar, Genutė, aš tik tais klausimą tokį turiu, jau jūs žiūrit toliau ten į priekį apie tą nemokamą ar mokamą, tai čia yra. Tai savivaldybei dabar nustatyti būtų prasminga ir gerai tą kainą, aš taip suprantu.
Čia yra ta savivaldybė tik dabar nustato savo statinių, ant kurių įrenginės. Tai tokio. Jo, tai čia yra labai nedidelė kaina, konkursas įvyks ir konkurso metu, kada ateis statytojas, jisai teiks savo kainą tik to statinio. Ta prasme, savivaldybė tą vietą skiria. Ir jeigu, sako, yra 1 kvadratinis metras kainuoja dabar, jeigu nori statyti 2 centai už kvadratinį metrą, o jeigu jis ateis ir pasiūlys 10 euro centų už kvadratinį metrą, tai jis, įsivaizduokit, jeigu ten 100 kvadratinių metrų, tai jisai mokės 20 centų, 2 eurus. Tai yra. Nu, tai čia yra labai maži pinigai, savivaldybei tada kliūtų. Tie pinigai dėl to, kad jis ateina į konkursą ir laimi tą vietą. O ten, kur jau pardavinėja savo šitas skriptas, tai jau yra su privačiais asmenims, kurie pirks tas skriptas, tai jų yra santykiai. Jau čia savivaldybė nesikiša. Čia yra teisinga, taip suprantu. Taip. Supratau, Genutė, ačiū už paaiškinimą. Tai reiškia, kad gali rangovas nusistatyti tų, kaip čia pasakyti, kaip Genutė įvardino, skriptas, kainą jisai pats gali nusistatyti, ar ne, pardavinėjant paskui privatiems asmenims. Jis pastato, jis ateina, laimi tą vietą, pasistato iš savo lėšų ir jis pardavinėja. Paskui jau jis, kaip ir dabar yra padaryta papušinį. Supratau, gerai, ačiū. Tarybos narys Darius Stankus, prašom, Dariau. Sveiki dar kartą. Genovaite, turėjau klausimą, gal yra tekę pažiūrėti, kokios kainos arba kažkokie analogai kitose miestuose, kai būna tokiais atvejais. Ta prasme, aš suprantu, kad ten, kaip minėjo, ten 2 eurai turbūt, gal tada tą kainą kažkokią pradinę reikėtų numatyti, tokią kažkokią normalesnę, nes administravimas, aš įsivaizduoju, brangiau kainuoja negu tie 2 eurai. Jeigu ten tokia kaina gautųsi, tai bent jau kažkokios tai įvertinti administravimo kaštus, nežinau, teoriškai galima žemės nuoma toj vietoje ar kažką panašaus, kad, ta prasme, kad ta pradinė kaina, aš įsivaizduoju, turėtų bent jau dengti savivaldybės kaštus, ar aš čia... Čia per metodiką yra tokia skaičiavimo įvertinama to statinio kaina, į kiek jau eksploatavimo laiką, tai kaštai, o kitokio administravimo čia neįeina į tą metodiką. Čia, bet taryba gali tą dalyką padaryti, gali kažkiek pakelti, bet ar čia naudinga tą daryti, tai irgi, tai mano nuomonė, tai kadangi jie bus konkursas ir bus pardavinėjama gyventojams tas rangovas, tai čia mums tikslas gauti lėšų iš to, kad jis čia tą verslą daro, ar čia, mano nuomonė, tai yra kitokia, bet taryba čia apsisprendžia. Tai aš galėsiu pateikti tos informacijos, nes čia Rimantė daugiau, šitai domėjosi, tai aš paprašysiu, kad tą informaciją pateiktų, kaip kitos savivaldybės daro. Gerai? Gerai, ačiū. Tai siūlau teikti bendriesiam komitetam ir su patikslinta informacija tada. Taip, gerai. Ačiū labai. 12 klausimas, tai yra 11 klausimas, atsiprašau, TSP 366, dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių inžinerinių statinių perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybės administracijai. Pranešėja Genovaitė Pukelytė. Taip, tai taip pat yra formalus klausimas, yra nekilnojamo turto kadastrinės bylos padarytos, tai yra perdodama naudoti patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybės administracijai kelias gatvė Trepų kaime, Skaudvilės seniūnijoje, Skaudvilės seniūnijų parko Trepų kaime ir Poškos gatvė Tauragės. Ir pravažiuotis kelias Butkų kaime Žygaičių seniūnijoje. 4 tokie objektai. Ačiū. Ar būtų klausimų? Greičiausiai ne, tai teikiam bendriesiam komitetam. 12 klausimas. Ačiū Genovaitei už pristatymą. TSP 367 dėl inžinerinių statinių kelių perėmimo Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn. Genovaitė, tęsite jūs toliau pristatymą. Taip, dar paskutinį klausimą pristatysiu. Tai čia yra perėmimas nuosavybėn
irgi Gaurės seniūnijos keliai, Skaudvilės seniūnijos. Sąrašas yra didelis, tai jisai pridėtas, tai daugiau ir neturiu ką pakomentuoti. Ačiū. Ar būtų norinčių paklausti? Matau, teikiam bendriesiam komitetam. 13 klausimas, TSP 381, dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2023 metų vasario 1 dienos sprendimo numeris 1/2 dėl 2023 metų Tauragės rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo pakeitimo. Pranešėjas finansų skyriaus vedėjas Ignas Kymantas. Atsiprašau dar, Ignai, ranką kelia tarybos narys Raimundas Matemaitis. Prašom, Raimundai. Norėčiau nuo šito klausimo nusišalinti, nes mano darbovietėje Tauragės krašto muziejui Santakai yra skiriamos papildomos lėšos. Ačiū. Tai bendru sutarimu galim pritarti tarybos nario nuomoniai. Taip, Raimundai, išsijunkit kamerą. Darius Stankus. Taip, Dariau. Tai aš tik norėjau paklausti, ar čia susijęs su Raimundo atlyginimu, jeigu ne, tai jeigu ten kokiam kažkam įsigyti ar kažką, tai nežinau, ar čia tikrai tikslinga nusišalinimas. Tiesiog. Tai skiriamos lėšos darbo užmokesčiui, tai gali būti susiję. Supratau. Gerai, ačiū. Tai prašom, Ignai, pristatykit klausimą. Sveiki, teikiamas paskutinis biudžeto pakeitimas šiais metais. Pademonstruosiu lyginamą informaciją, kurioje atliekama daug smulkių pakeitimų. Jeigu komitetas neprieštaraus, tai įvardinsiu tik didžiasias sumas, kadangi biudžetinės įstaigos atlieka daug nedidelių pakeitimų siekiant sumažinti kreditorinį įsiskolinimą metų pabaigoje. Ar matosi lentelė? Matosi, bet labai smulkiai. Matom. Gal truputį, Ignai, gal padidinkit, gal. Taip, padidinau kiek įmanoma. Gerai, ačiū. Taigi atliekami pakeitimai savivaldybės biudžeto pajamų plane. Siūlome padidinti žemės mokesčio pajamas 309 tūkstančiais iki 804 tūkstančių, atsižvelgiant į faktinį surinkimą didesnį. Tikslinamos valstybinėms perduotoms funkcijoms atlikti deleguotų lėšų finansavimas, kuris susijęs su socialinių paslaugų finansavimu daugiausia, tai 395 tūkstančiai. Kitų tikslinių dotacijų finansavimo planą mažiname 756 tūkstančiais, kur didžioji dalis yra finansavimo skirto iš aplinkos ministerijos saulės elektrinių statybai ir įsigijimui, kuris bus gautas kitais metais. Taigi planą mažiname. Dotacijų finansavimą didiname 132 tūkstančiais, kuris didžiąja dalimi susijęs su pajamomis iš ES autobusų įsigijimui. Pajamų už prekes ir paslaugas atliekami tikslinimai biudžetinėse įstaigose, tai vėlgi didėja įmokos už išlaikymą švietimo įstaigose ir tikslinamos pajamos už patalpų nuomą mažėja. Bendrai savivaldybės biudžeto pajamos didėja 87 tūkstančiais iki 86 milijonų 859 tūkstančių. 1.1 priede patikslinamos pajamos biudžetinių įstaigų pagal pajamų rūšis, kurios surenka už nuomą ir kurios surenka už įmokas švietimo įstaigose. 2.1 priede pristatomi savivaldybės savarankiškų funkcijų pakeitimai biudžetinėse įstaigose, kur esminiai yra pakeitimai, kad skiriama karjeros specialistų darbo užmokesčio išlaikymui savivaldybės švietimo įstaigom, kuris bus kompensuotas kitais metais. Taip pat skiriamas finansavimas tom įstaigom, kur trūksta darbo užmokesčio iki metų pabaigos dėl 11,5 mėnesio planavimo. Tai tokios įstaigos yra Aušros progimnazija, Skaudvilės seniūnija,
toliau Krašto muziejus Santaka ir Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka. Toliau atliekami smulkus pakeitimai biudžetinėse įstaigose tarp programų ir seniūnijose, kuriuose programuose panaudota mažiau lėšų ir perkeliama, kur mato didesnius poreikius. 211 priedė nemažai pakeitimų savivaldybės savarankiškų funkcijų savivaldybės administracijoje tarp priemonių, kur didžiosios yra pakeitimai savivaldybės tarybos veiklos užtikrinime, tarybos narių darbo užmokesčiui, savivaldybės administracijos veiklos užtikrinime, savivaldybės darbuotojų darbo užmokesčiui, taip pat dėl pusę mėnesio nesuplanuoto finansavimo. Toliau mažinamos lėšos, kur reikia mažiau prisidėti prie deleguotų lėšų, tai valstybinės kalbos vartojimo funkcijai, daugiau lėšų reikia palūkanų už paskolas mokėjimui, mažiau programų aptarnavimui, tai veiklos tobulinimo priemonė. Toliau didesnės, reikšmingesnės pakeitimai yra miesto ir rajono infrastruktūros gerinimui, kur susijęs su žiemos tarnybos funkcijų vykdymu, daugiau finansavimo, kaip ir praėjusį kartą, didiname patirtų nuostolių vežant keleivius nuostolingais maršrutais dėl pasikeitusių reisų skaičiaus ir yra perkeliama iš kitų autobuso parko priemonių. Funkcinė zona Tauragė plus mažėja poreikis 50 000 eurų. Didėja poreikis Tauragės miesto Pilėnų gatvės ir Daržų atkarpos nuo Poškos gatvės iki Tremtinių kelio rekonstrukcijai 55 000 dėl to, kad finansavimo planuojama atlikti iš savarankiškų funkcijų, kuris vėliau bus kompensuotas iš ES. Tauragės miesto viešojo susisiekimo transporto priemonių atnaujinimui poreikis yra 97 000 prisidėjimui prie ES ir valstybės gautų dotacijų. Toliau daugiabučių stovėjimo aikštelių remontui mažesnis poreikis, kadangi dalis lėšų buvo perkelta į kelių priežiūros ir plėtros programą. Projektiniai dokumentacijai trūkumas 10 000 eurų, atlieka mažesnis poreikis 36 700 nekilnojamo turto dokumentų rengimui dėl mažesnio poreikio turto vertinimui. Toliau mažėja finansavimo prisidėjimas prie projekto viešų iniciatyvų paramos centrai, kur projektas baigtas ir dalies finansavimo nereikia, veiklos nevykdomos. Sporto klubų veiklos rėmime siūloma didinti 50 000 dėl gautos papildomos paraiškos iš sporto klubo. Sporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra, mažėja finansavimas sporto komplekso statybos, siūloma perkelti į atskirą priemonę sporto ir kultūros komplekso statybą 187 000, tuo pačiu padidinant apie 12 000 eurų finansavimo pagal poreikį. Švietimo įstaigų ir ugdymo aplinkos modernizavimui mažesnis poreikis dėl to, kad planuojamos išlaidos perkelti kitais metais į 1000 mokyklų projektą ir didėja neformaliojo vaikų švietimo užtikrinimui poreikis 10 932 mokinių vežiojimo užtikrinimas perkeliamas į nuostolingų reisų kompensavimą, socialinės paramos priemonėse socialinių išmokų atliekamas pakeitimas tarp šildymo karšto šalto vandens kompensacijų, perkeliama į kito kuro kompensacijas ir kuro kompensacijose dar didesnis poreikis yra 79 000 eurų. Lengvatinėme keleivių vežime taip pat mažesnis poreikis 25 700 eurų. Nemokamo keleivių vežimo priemonėje taip pat mažesnis poreikis 25 600. Didesnis poreikis socialinio būsto būklės gerinimui 37 244, dėl to, kad buvo atlikta daugiau nei planuota daugiabučių namų modernizavimo darbų, kuriuose yra savivaldybės socialiniai būstai. Planuojama gauti finansavimą bendruomeninių vaikų globos namų plėtrai, dėl to prisidėjimo planuoja, kad nereikės 91 000 eurų. Toliau didesnis poreikis vaiko globos kokybės užtikrinimui
dėl didesnio paslaugų gavėjų skaičiaus ir kiti nedideli pakeitimai tarp socialinės paramos programos priemonių. Deleguotų lėšų pakeitimai atliekami tose programose, kur gautos deleguotų lėšų finansavimas, tai jaunimo teisių apsaugai, erdvinių duomenų tvarkymui 1200 ir didžioji dalis yra socialinės paramos įgyvendinimo programai, tai socialinės globos teikimui 433 tūkstančiai, savivaldybės administracijai dalis lėšų perkeliama iš šeimos gerovės centro. 2-3 priede pakeitimai savivaldybės mokymo lėšų yra tik tarp straipsnių įstaigose, kur atlieka darbo užmokesčių perkeliama į prekes ir paslaugas ar ilgalaikį turtą. 2-4 priede pakeitimai susijęs su biudžetinių įstaigų pajamomis už teikiamas paslaugas, tos, kurios surenka daugiau mokesčių iš švietimo įstaigose iš įmokų, nukreipia darbo užmokesčiai, už patalpų nuomą surinktos lėšos nukreipiamas į komunalinės išlaidas ar prekių ir paslaugų įsigijimą. 2.6 priede tikslinių lėšų finansavimo pakeitimai, tai aplinkos apsaugos programai mažėja finansavimas, kuris bus gautas kitais metais saulės elektrinių įrengimui ir įsigijimui, didėja finansavimas urbanistinės plėtros ir viešosios infrastruktūros gerinimo programai 90 tūkstančių, kadangi planuojama gauti dar papildomai dotaciją autobusų įsigijimui. Sveikatos apsaugos programai 33 357 eurai skiriama, kurie bus pervesti pirminės sveikatos priežiūros centrui, tai išeitinių išmokų ir kompensacijų už nepanaudotas atostogas išmokėjimui įgyvendinant greitosios medicinos pagalbos tarnybų pertvarką. Socialinės paramos įgyvendinimo programai 12 tūkstančių eurų, kurios susijusios su socialiniam išmokom su užsieniečiais atvykusiais iš Ukrainos. Toliau 2.7 priede ES ir valstybės lėšų projektams skirtas finansavimas keičiasi. Tai aplinkos apsaugos programai tiesiog pakeistas finansavimo šaltinis iš tikslinių dotacijų, perkelta į projektinį finansavimą. Urbanistinės plėtros programoje didėja finansavimas taip pat autobusų įsigijimui bendrai didėja programai 122 tūkstančiai, kur didžioji dalis autobusų įsigijimui. Mažėja finansavimas projektų viešų iniciatyvų paramos centrai, taip pat socialinės paramos įgyvendinimo programai 23 871. Tai tiek šiuo metu siūlomų pakeitimų biudžete, tai norėčiau dar komitetą informuoti, kad ruošiamas dar vienas paketas papildomų keitimų, kur įstaigos dar po pateikto projekto prašo atlikti smulkius nedidelius pakeitimus, didesni poreikiai dar bus socialinių paslaugų finansavimų ir juos pristatysim bendrajam komitete. Ačiū vedėjui už pristatymą. Ar būtų klausimų, kolegos? Nematau. Na, tai tada lauksim. Ar Rita, taip, tarybos narė Rita Grigalienė. Ignai, aš jums užklausiau, labą dieną, klausimus raštu, kad nesitrukdyti, kad turėti tos atsakymus. Būtų labai gerai, jeigu aš gaučiau juos ir ačiū tada labai, nes dabar netrukdysiu čia, nes turiu klausimų, tai bendrajam tada komitete gausiu atsakymus iš jūsų. Patikslinu, kad šiandien gavom paklausimus, tai stengsimės kuo greičiau surinkti. Gerai, ačiū. 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 Tai ką, tada lauksim su tais kažkokiais kosmetiniais pakeitimais per bendrus komitetus informacijos. Taip. Gerai, ačiū. Teikiam bendriesiem komitetam. 14 klausimas, TSP 368 dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 metų kovo 30 dienos sprendimo numeris 1/74 dėl Tauragės rajono savivaldybės dalyvaujamojo biudžeto tvarkos aprašų patvirtinimo pakeitimo. Pranešėjas Tadas Rapalavičius. Labadiena visiems. Tai šio tarybos sprendimu norime įvesti pakeitimus, tai supažindinti su pagrindiniais. Tai 5,6 papunktyje norėtume naikinti
popierinį balsavimo būdą, kadangi jau 2 metai praktikoje mes naudojame tik elektroninį balsavimą. Taip pat norėtume papildyti 11 punktų, kuris būtų išdėstomas taip, kad projekto idėja negali būti teikiama taip pačiai Tauragės rajono gyvenvietei, išskyrus miesto seniūniją, kuri... Atsiprašau, Tadai, galit kamerą įsijungti? Nematau jūsų. Ačiū. Labai atsiprašau. Tai kaip minėjau, 11 papunktį norėtume papildyti, kurio projekto idėja negali būti teikiama taip pačiai Tauragės rajono gyvenvietei, išskyrus miesto seniūniją, kurioje praėjusiais metais buvo gyvendinta mažos arba didelės apimties dalyvavimo biudžeto projekto laimėjus idėja. Tai čia paprastai tariant, norėtume įvesti tą atšalimo laikotarpį, kad viena gyvenvietė negalėtų metai iš metų vis laimėti dalyvavimą biudžete. Na ir trečias iš pagrindinių punktų būtų, kad naikintume 12,1 papunktį, kuriame buvo nurodyta, kad reikia idėjai pritarančių 20 asmenų su parašais ir visais kitais asmeniniais duomenimis. Tai žiūrint iš praktikos, iš tos patirties irgi matome, kad čia yra bereikalingas biurokratinis apkrovimas idėjų teikėjams, tai norime sumažinti tą vargą ir jį panaikinti. Na ir visi kiti punktai, kurie yra naikinami arba būtų pakeisti, yra susijęs su, kaip minėjau, 12,1 papunkčio pakeitimais ir su 5,6 papunkčio pakeitimais. Ir taip pat seniūnijų dalyvavimo biudžeto idėjose norėtume įvesti šios pakeitimus, kad 5 punkte išdėstyti jį taip, kad iniciatyvų tikslas skatinti savivaldybės seniūnijas bendradarbiaujant su seniūnijų teritorijoje veikiančiomis bendruomenėmis ir išrinktais seniūnaičiais puoselėti seniūnijų viešąsias erdves, jas pritaikant bendruomenių ir gyventojų poilsiui ir aktyviam laisvalaikiui. Tai čia turbūt irgi paprastai žodžiais tariant, kad visi pinigėliai būtų skirti tai infrastruktūrai gerinti, kad būtų pasiekiama visai bendruomenė, o ne kažkai tikrai daliai, kai būdavo prieš tai, kad kaip pavyzdys galima ar šaldytuvą ar kažkokią kitą priemonę, kuri būtų tikslinė tai bendruomenės daliai skirto. Čia norime padaryti, kad visi galėtų naudotis. Ir taip pat būtų naikinamas 6 punktas, kuriame užduotis išdėstytos yra, tai lygiai tas pats, kas 5 punkte minima. Ir sprendimo projekte nėra pridėtas, bet lyginamąją rašte matėte, kad taip pat naikinamas yra 16 punktas šitame apraše, kuriame buvo išdėstyta, kad finansuojamos tik tos išlaidos, kurios buvo patirtos nuo gegužės 1 iki gruodžio 1 dienos. Tai kadangi pinigėliai pasiekia bendruomenės ir seniūnijas jau anksčiau, panaikiname šitą punktą, kad būtų tiesiog visais metais patirtos išlaidos galima padengti. Tai tokie būtų pakeitimai. Ačiū pranešėjai. Ar būtų klausimų, kolegos? Teikiam bendriesiam komitetam. Ačiū pranešėjai. Ir 15 klausimas. Tas pat 383 dėl Tauragės miesto teritorijos bendrojo plano keitimo patvirtinimo. Pranešėja Šarūnė Beitaitė. Prašom, Šarūnė. Labą dieną. Tai teikiamas sprendimo projektas, kuriuo tvirtinamas Tauragės miesto bendrasis planas. Net nežinau dabar, kaip čia pradėti, nuo ko. Planas iš tikrųjų didelės apimties. Turiu pasirengusi keletas skaidrių tokių, kad nepamirščiau papasakoti to, ko reikia. Pabandysiu. Ar matote? Taip, matome. Matosi. Na, aš čia gal susirašiau, aišku, nuo pačios pradžios, kada jisai pradėtas, tai tarybos sprendimu 20 metais pradėjome, pasitvirtinome programą, planavome baigti iki 23 metų, kovo mėnesio, tačiau šiek tiek užsitęsė mūsų darbai. Atsiprašau, Šarūnė, gal galima per visas ekraną skaidres padaryti? Sekundę. Taip. Tai buvo pradėtas ir viešinimas tuo pačiu, visos informacijos viešinimo buvo skelbiamos ir
truputį atsiprašau, jeigu galima, Šarūne, aš noriu deklaruoti dėl šito ar kito klausimo, dėl bendrojo plano nusišalinimo, nes įmonė ir artimi asmenys yra teikę siūlymus bendrojo plano pakeitimams, tai tiesiog deklaruoju nusišalinimą šitais dviem klausimais. Na, nežinau, nieko negaliu pasakyti, bet tai labai daug kas teikia siūlymus. Tai aš taip pat irgi galvoju, kad ar čia jūs turit, Dariau, kažkokį asmeninį interesą teikdami siūlymus. Tai matot, tai buvo teikti siūlymai, kai kurios buvo atsižvelgta, kai kurios ne, tai tiesiog, kad išvengti, aš manau, kad būtų tikslinga man nusišalinti. Tai bet kokiu atveju, bendrasis planas, tai žinokime, tai yra tik tai kryptis į priekį. Nuo to kažkokia veika ar veiksmas nepasidaro. Bet kokiu atveju dar ir atskiri kreipimaisi turės būti dėl konkrečio sklypo ar dėl konkretaus pastato, sakykime. Kažkokia tai seka, nežinau. Žiūrėkime, tarybos narys kiekvienas turi teisę išreikšti mūsų komiteto narių, kaip sakyti, apsisprendimas, ar pritarėm Dariaus Stankaus nusišalinimui dėl šito klausimo svarstymų ar ne. Aš asmeniškai nepritariu. Nepritariu. Kaip Rita Grigalienė ir kiti komiteto nariai. Negaliu atsakyti, tai tiesiog jisai pats žino, ką jisai kokius siūlymus ten teikia ir kokie ten interesai yra. Gerai, aš siūlau padaryti taip. Tada tarybos narys išreiškė savo nuomonę, nusišalino nuo šio ir kito klausimo svarstymų. O jeigu paaiškės kita situacija, tai yra bendrieji komitetai, yra tarybos posėdis ir galės grįžti prie šitų klausimų svarstymo. Ar galime taip sutarti? Ačiū. Tai prašom, Šarūnė. Tai taip, tai prasidėjo viešinimas 21 metais, kol įvyko pirkimo procedūros ir panašiai. 22 metais jau mes viešinome nuo gegužės 11 iki birželio 8 strateginio poveikio aplinkai su koncepcija. Viešas susirinkimas įvyko dėl šitų strateginio poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos ir koncepcijos birželio 8 dieną. Toliau po koncepcijos buvo, čia paskelbta, aš tiesiog susidėliau visas datas. Toliau parengė rengėjai sprendinius, jau kurie buvo paskelbti rugsėjo 30 dieną. Buvo galima susipažinti tas mėnesio laikotarpis su viešais sprendiniais, kurie buvo viešinami, vėl, kaip sakau, ir seniūnijose buvo, ir mūsų svetainėje be abejo, ir TPD sistemoje. Buvo keliama, aišku, ir į Facebooką. Ta informacija buvo pateikta, kiek įmanoma. Tai buvo galima nuo spalio 7 iki lapkričio 8 susipažinti su parengtais sprendiniais. Ir lapkričio 8 dieną vyko viešas susirinkimas dėl sprendinių. Aišku, buvo susirinkusių nemažai, labai daug visokių klausimų iškilo ir pačiam Tauragės administracijai kaip planavimo organizatoriui ir buvo nuspręsta tuos sprendinius taisyti. Buvo mero potvarkis sudaryta darbo grupė tiem sprendiniam nagrinėti. Tai buvo spalio 26 dieną, visokių tų tokių klausimų buvo. Įvyko darbo grupė 6 posėdžiai, buvo surašyti protokolai. Tuos protokolus teikiau rengėjui, ir juos atsižvelgė. Toliau buvo taisomi sprendiniai ir tas pakartotinis susirinkimas vyko jau 23 metais, birželio 26 dieną. Toliau visas tas dokumentas buvo teikiamas tikrinimui komisijai, tai būtent tom institucijom, kurios išduoda planavimo sąlygas. Tai labai daug institucijų, čia jūsų gal ir nevardinsiu. Buvo, aišku, šiek tiek pastabų, pagal kurias buvo taisomi sprendiniai. Smulkios pastabos, kurios buvo pataisomos eigoje. Taip, ir mes lapkričio 23 dieną gavom patikrinimo aktą,
kuriuo yra siūloma teikti tarybai tvirtinti. Taigi bendrąjį planą miesto sudaro iš tikrai daug brėžinių, visų sudėtinga apžvelgti ir aptarti, su jais galima susipažinti, padris sistemoje esu sprendimo projekte nurodžiusi numerį, kuriuo galima rasti visus tos brėžinius ir nagrinėtis atskirai. Prie sprendimo projekto yra supridėjusi pagrindinį brėžinį ir aiškinamą įraštą. Norėčiau pasakyti, kad tikrai laikas jau mums tvirtinti naują bendrąjį planą. Gyvename iki šiol su 2008 metais patvirtintų miesto bendruoju planu, kuriame yra labai griežtas reglamentavimas. Aišku, jisai senas, bet griežtas. Ir turint galvoj, kad 2014 metais yra pasikeitę teritorijų planavimo normos, reikia mums naujo dokumento. Sakykime, va šitoj vietoje. Aš tiesiog tokį vaizdinį pavyzdį paėmiau, kaip mes iki šiol gyvename ir kaip mes paskui su naujuoju turėsime. Tai dabar, pavyzdžiui, Donelaičio Poškos gatvės kvartalas. Ta oranžinė spalva tai yra vienbučiai, dvibučiai pastatai. Tai yra vienas naudojimo būdas. Išskyrus tuos atvejus, jeigu kažkas jau yra esama, kažkokia sena parduotuvėlė ar kažkas tai. Šiuo atveju savininkas vienbučio namo nori įrengti prekybos pastatą kažkokį. Jau jisai pagal mūsų bendrąjį planą naudojimo būdo į komercinį negali keisti. Tai vat toksai vienintelis naudojimo būdas. Toliau dryžuota teritorija, tai yra komercinė. Irgi jinai ribojanti yra tam tikri kvartalai, kuriuose gali vienbučiai, dvibučiai būti arba komercinis paskirties teritorijų objektų teritorijos. Tai tokia situacija buvo senajam. Dabar naujajam plane ta pati vieta, aš turiu galvoj, dabar vienbučiai namai zonavimas yra funkcinė zona GG3. Tai GG3 funkciniai zonai, kurioje, kaip minėjau, senajam mūsų bendrajam plane tik tai vienbučiai ir dvibučiai galės būti. Tai dabar šitoj zonoje savininkai ar fiziniai asmenys ar juridiniai jau galės naudojimo būdą keisti ar mero potvarkių, ar rengiant gal kažkokį tai žemės sklypo formavimo pertvarkymo projektą, galbūt ir detalų į planą. Tai dabar šitoj zonoje, kuri yra, pavyzdžiui, GG3, ar ne, yra gyvenamoji zona, kurioje gali būti, tai yra kitos paskirties žemė, kurioje gali būti šie naudojimo būdai. Tai reikia pagalvoti, kokias galimybės mes turėsim. Tai yra vienbučiai, dvibučiai namai gali būti. Gali būti atsirasti daugiabučis namas. Ko prieš tai mes neturėjom. Sakykime, vienbutis namas atsiranda keletas savininkų. Nori pasidaryti butus. 2 butus gali turėti, 3 buto nebegali būti. Tai šiuo atveju atsiranda ir daugiabučiai gyvenamieji namai. Visuomeninės teritorijos gali atsirasti. Gali atsirasti komercinės teritorijos. Rekreacija, bendro naudojimo, inžinerinė infrastruktūra. Tų naudojimų būdų tikrai daug. Centrų zona, vėl ruda, kur buvo anksčiau tik tai vienbučiai, dvibučiai ir komercinės teritorijos. Dabar atsiranda mišri centro teritorija, kurioje gali būti vėl tie patys visi naudojimo būdai pasirinktinai. Šiuo atveju tik tai skirsis užstatymo, intensyvumo reikalavimų ir panašiai, ir aukštis pastatų ir panašiai. Tai ką šito aš norėjau parodyti, kad mes turėsim tokį, laisvės daugiau, taip sakykime. Ką dar tokio svarbaus? Mes turime prioritetinės teritorijos brėžinį, ko anksčiau neturėjo ir ką mums reikėjo iki 23 metų sausio 1 dienos turėti, yra parengtas. Šiuo atveju rengėjas bendradarbiavo su statybos skyrium ir inžinierium, jie dėlioja šitas prioritetinės zonas. Toliau turim tokį irgi svarbų brėžinį, kuriame teritorijos, kuriuose jau bus
reikalinga rengti detaliuosius planus, tai tos priemiestinės teritorijos, kurios šiuo metu, sakykime, šiek tiek chaotiškai vystosi. Susiekimo brėžinys, su aplinkeliu, kuris buvo darbo grupėje svarstytas tikrai daug kartų, gal šiek tiek čia mastelis ne tas, bus galima pažiūrėti stambiau ir tikrai, jeigu kažkokiu tai klausimų, iki bendrų komitetų aš pasirengsiu. Tai tiek apie miesto bendrai planą. Ačiū, Šarūnė. Ar būtų klausimų, kolegos? Dokumentas tikrai yra didžiulės apimties. Manau, kad dar laiko yra iki bendrųjų komitetų paskaityti, susipažinti. Rita Grigalienė, tarybos narė. Prašom, Rita. Aš tiesiog neklausimą turiu, bet Šarūnei tikrai pritarčiau, nuo ko čia pradėti, ar ne, nes dokumentas tai yra labai didelės apimties. Aš tik Šarūnę tokį klausimą turiu, dalyvavusi tose susitikimuose, ar ne, dėl tų žaliųjų teritorijų. Kaip dabar tas yra paspręstas klausimas, nes mes kaip ir turime ar neįgyvendinti procentaliai, kad būtų Tauragės mieste atitinkamai žalios tos teritorijos, kaip paskui nuėjo tie sprendiniai visi? Kai kuriuose vietose ir liko, aišku, mes pagal galimybę rengėjas iš tikrųjų stengiasi tas žaliasias zonas dėlioti toj žemė, kur yra laisva valstybinė, kad tuose privačiuose kaip įmanoma mažiau liktų. Patys suprantame, kad kažkada, jeigu savininkas nepageidaus ten turėti rekreacinio objekto ar kažkokio kitokio, tai savivaldybė turėsim kažkaip įgyvendinti. Tai tos žalios zonos, jos liko tose viešuose erdvėse, prie kelių, kažką neišgirdau, prie kelių ir panašiai. Tai, jos yra privalomas, mes jas bet kokiu atveju turim turėti. Ir tokiu atveju, jeigu savininkas, sakykime, kreipsis, planais kažką savo sklype daryti, aš manau, šiuo atveju reikės spręsti bendriau, daryti kažkokį tai kvartalo planą, pajungti visus savininkus, kad tos skriaudos tokios nebūtų. Žodžiu, lauks didžiulis darbas. O Šarūnė, tada klausimas toksai, kiek procentaliai Tauragės miesto teritorijoje turi būti žaliųjų zonų? Procentais. Dabar neatsakysiu, žinokit. Tikrai. Tai jeigu gali, tada bendruose komitete. Jo, tada aš bendruosiu. Gerai, ačiū. Tai ačiū pranešėjai. Teikiam bendriesiam komitetam šį sprendimo projektą. 16 klausimas BTSP 384 dėl Tauragės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo patvirtinimo, pranešė Šarūnė Beitaitė. Prašom, Šarūnė. Taip, tai analogiškai teikiamas rajono teritorijos bendrasis planas, tiek, kad jisai jau yra savivaldybės lygmens, miesto bendrasis yra vietovės lygmens dokumentas. Irgi turiu šiokių tokių skaidrių. Nežinau, tiesiog, gal pačios pradžios čia nerodysiu, susirašiau. Tai čia analogiškas klausimas prie sprendimo projektas prieš tai, kad čia rajono šie dokumentai iš tikrųjų ėjo lygiagrečiai, valandos skirtumų. Viešinimai visiškai sutapę, sprendimai tos pačios tarybos, ir viešinimai lygiai taip pačiai, tik tai susirinkimai vyko valandos skirtumų. Tai čia gal net ir nereikia šitų dalykų, ko gero man kartotis. Ir komisija nagrinėjo ir lygiai taip pačiai. Tai aš gal rajono, reiškia, bendrojo plano brėžiniai yra inžinerinė infrastruktūra, turizmą, rekreaciją turim, gamtinį karkasą, plėtros prioritetai vėlgi turi būti aišku ir kuo mūsų bendrasis dabartinis parengtas skiriasi nuo senojo, kad mes turim pasirengę tokį
tokius brėžinius kaip urbanistiniai centrai, ko mes anksčiau neturėjome. Manau, tai yra tikrai naudinga darbui ir savininkams, nes labai, viskas aiškiau. Pavyzdį dabar tokį parodysiu, sakykime, Adakavas, kaip buvo reglamentuotas bendrajam plane rajono Adakavo gyvenamoji vietovė. Tai tiesiog tai buvo užbrėžta oranžinė tokia teritorija, oranžinis zonavimas, gyvenamosios vietovės įtakos zona apibrėžta, ir viskas. Tai reiškia, kad tai gali būti kitos paskirties žemė. Nebe žemės ūkio, tai reiškia galimybę keisti paskirtį. Labai paprastai. Dabar mes turime Adakavą tikrai panagrinėtą visiškai kitų mastelių, kuriame taip pat yra reglamentuota, ir yra funkcinė zona su galimais naudojimo būdais, kur viskas aišku yra. Dabar, sakykime, tas pats GU3, matote, šitoj zonoje vėl gali būti ir gyvenamoji teritorija, ir daugiabučiai, vienbučiai, dvibučiai, daugiabučiai, visuomeninės teritorijos gali atsirasti. Kaip pageidauja, negali žinoti, kaip Adakavas vystysis toliau. Gal atsiras entuziastų ir mieste ir plėsis. Toliau norėčiau, kas čia manęs neklauso. Tai tie urbanistiniai centrai, yra toksai bendras brėžinys išnagrinėtas atskirom gyvenamojom vietovėm. Kiekviena gyvenamoji vietovė turi atskirą brėžinuką, kurį galima atsidaryti ir pasižiūrėti. Toliau mes turime tokią schemą vėjo ir saulės energetika. Saulės energetikai iš tikrųjų nėra jokių zonavimų ir panašiai, tiesiog reikia nagrinėtis atskirai, nes saulės elektrinėm, kaip žinia, statyba neprivalo būti reglamentuota teritorijų planavimo dokumentuose, tai mūsų bendrajam plane taip pat yra tai deklaruojama, kad jos neprivalo būti čia nurodytos, tačiau reikia įvertinti, aišku, į kitas teritorijas ir objektus, tai pavardinta gamtiniai karkasai, saugomos teritorijos, paveldo kažkokie tai objektai, apsaugos zonos, nieko naujo. Ir vėjo elektrinės yra parengta schema, kurioje jos gali atsirasti. Ir tam tikri objektai, aišku, daro kliūčių joms statyti ir raudonai apibrėžtos teritorijos, kur vėjo jėgainės negali atsirasti. Išskyrus tos atvejus, kur jos jau yra. Ir turime irgi teritorijų prioriteto vystymo zonas. Tai rajono bendrasis, aišku, nukreipia Tauragės miesto ir priemiesčio prioritetinės zonas į miestojo bendrąjį planą, o rajone kitose gyvenamosiose vietovėse, tai jos neprioritetinės zonos. Tai aš manau, tokie svarbiausi dalykai. Kas čia dar svarbus? Ūkininkų gal statybos žemės ūkio paskirties žemė, tai aišku lieka galioti naujų ūkininkų pastatų statyba pagal ūkininko įstatymą. Yra keletas tokių zonų, kur ribojama ūkininkų pastatų ir gyvenamųjų sodybų statyba, o šiaip, gyvensim taip, kaip gyvenom iki šiol, manau. Tai tiek. Ačiū, Šarūnei. Rita Grigalienė nori paklausti, ar rankos nenuleido, Rita? Atsiprašau, aš rankos nenuleidau ir net žiūriu nei kameros neįsijungusi visai. Gerai, ne, aš nenorėjau paklausti. Tai ar būtų klausimų, kolegos? Sigitas Mičiulis, prašom, Sigitai. Negirdim ir nematom, Sigitai, jūsų.
Labai atsiprašau. Labą dieną visiems. Šarūnė norėjau paklausti dabar dėl vėjo jėgainių plėtros. Jeigu pamenat, Tauragės taryba prieš 7 metus priėmė vėjo jėgainių vystymo parką didžiulį ten Žygaičių seniūnijoje, kuris būtų davęs didžiulę naudą valstybei ir savivaldai. Jūs minėjot, kad numatytos vietos ten, kur jos yra, po 6 metų derinimo leido statyti tas jėgaines. Bet dabar jau tokio galingumo niekas negamina, vėl per naują derinimas vyksta. Ar tas projektas bus Na, matot, toliau vystomas, ar čia jau dabar patvirtinę planą? aš tikrai su organizatoriais, tuo metu buvo rengiamas, dabar galvoju, ir detalus, ir specialus, tikrai su organizatoriais nesu kalbėjusi, jie į mane per visą tą laikotarpį nesikreipė. TP3 sistemoje aš matau, kad šito dokumento rengimas stovi, nejuda niekur. Tik tai dabar aš galvoju, kiek jie ten planavo to vėjų jėgainių, jos dabar reikia atsiminti, kad yra tas paketas, ar ne, kur vėjo jėgainės, sakykime, stovinčios iki 3 vienetų, ar ne, šiuo atveju reikia atlikti atranką. Ir tai neprivalo būti teritorijų planavimo dokumente numatyta. Tai aš tikrai negaliu pakomentuoti, kas dabar vyksta su šitais su dokumentais ir kokie ten planai iš šitų užsakau. Neturiu informacijos. Galiu pasiieškoti, pabandyti kažką surasti per šiandien. Tai gerai, Šarūnė, pasižiūrėkite, nes nuo šitos investicijos Tauragės rajono biudžetas kas metai būtų gavęs po kelis milijonus eurų nekilnojamo turto mokesčių. Jau nekalbant apie paramą ūkininkam, keliam įrengtiem ir pačiai valstybei. Pabandysiu surasti informaciją, kas kaip. Gerai, tai ačiū tarybos nariui Sigitui ir pranešėjai Šarūnei. Teikiame bendriesiam komitetam šį sprendimo projektą. 17 klausimas TSP 365 dėl įgaliojimo suteikimo Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriui. Pranešėja Lilija Mockevičienė. O atsiprašau, Mockienė. Labą dieną. Sprendimo projektas yra parengtas atsižvelgiant į žemės įstatymo pakeitimų įstatymą, kuriais nustatyta, kad miestų ir miestelių teritorijų ribose esančius valstybinės žemės sklypus ir žemės sklypus nesuformuotus valstybinės žemės plotus patikėjimo teise valdys būtent savivaldybės ir ši nuostata įsigalioja būtent nuo 24 metų sausio 1 dienos. Tai taip pat kreipėsi aplinkos ministerija, kad pateikti duomenis apie tarybos įgaliotą asmenį, kuris pasirašys valstybinės žemės priėmimo perdavimo aktus, bus rengiamas vyriausybės nutarimas. Ir tai jie pageidavo, kad būtent įgaliotas asmuo nurodytas ir sprendimas būtų pateikti būtent aplinkos ministerijai iki būtent šių metų gruodžio 31 dienos. Todėl ir yra parengtas sprendimo projektas, kuriuo įgaliojame būtent Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktorę Gintarę Rakauskienę pasirašyti būtent valstybinės žemės priėmimo perdavimo aktus. Tai tiek trumpai. Ačiū Lilijai už pristatymą. Ar būtų klausimų, kolegos? Nematau, tai ačiū ir teikiam bendriesiam komitetam. 18 klausimas, TSP 360 dėl
sutikimų statyti ir naudoti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinuosius nesudėtinguosius statinius Tauragės rajono savivaldybės miestų ir miestelių teritorijose išdavimo taisyklių patvirtinimo. Pranešėja Redutė Masolienė. Labą dieną. Labą dieną. Kaip minėjau prieš tai kolegė, pristačiusi projektą, nuo naujų metų pereina savivaldybėms miestų ir miestelių valstybinės žemės patikėjimo teise valdymas. Todėl reikia pasiruošti kai kuriuos dokumentus, kurių prieš tai neturėjome, nes nevykdėme funkcijų, būtent sutikimus. Sutikimai čia bus visi 5 sprendimai dėl naudojimo išdavimo taisyklių. Tai dėl paviršiniuose vandens telkiniuose sutikimus išduos meras, dokumentus tikrins, peržiūrės ir nagrinės architektūros ir geodezijos skyrius, kadangi tos 2 naujos darbuotojus iš nacionalinės žemės tarnybos perės būtent į architektūros ir geodezijos skyrių. Šitose išdavimo taisyklėse reglamentuota, kokiais atvejais, kokiems subjektams išduodama yra sutikimai, nagrinėjimo tvarka, kokie dokumentai turi būti pateikiami, kada prašymai gali būti netenkinami, kokiu laiku galioja. Taisyklės yra parengtos tiek šitos, tiek ir kitų projektų, kuriuos pristatysiu. Taisyklės yra parengtos vadovaujantis vyriausybės nutarimais, teisės aktais nurodytais preambulėse ir tiesiog pritaikyta pačiai savivaldybei. Atsakysiu klausimus, jeigu kokių kyla, nes čia viskas pakankamai aiškiai reglamentuota ir kai buvo nacionalinės žemės tarnyboje nagrinėjami prašymai, taip dabar bus nagrinėjami savivaldybėse. Tvarka, dokumentų pateikimas, terminai, viskas yra analogiška kaip vyriausybės nutarimais. Ačiū Redutei. Ar būtų klausimų, kolegos? Nematau. Teikiam bendriesiam komitetam. 19 klausimas, tas pat 361 dėl sutikimų statyti statinius žemės sklypuose besiribojančiuose su valstybinės žemės sklypais ar valstybinė žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai Tauragės rajono savivaldybės miestų ir miestelių teritorijose išdavimo taisyklių patvirtinimo. Pranešėja Redutė Masolienė. Tai irgi sutikimų dėl statinių, jeigu statomi statiniai žemės sklypuose, kurie ribojasi su valstybinė žeme arba valstybinės žemės plotais. Tai yra, kai nesuformuoti žemės sklypai. Tai irgi yra, kad sutikimus išduos meras, nagrinės architektūros ir geodezijos skyrius, nustatyti atvejai, kam sutikimas, subjektai, kam sutikimai gali būti išduodami, kokie dokumentai turi būti pristatomi, tvarka, jeigu dokumentų trūksta, jeigu dokumentai netitinka nustatytų reikalavimų, tada sutikimai gali būti neužduodami ir parengta, kad būtų lengviau paties prašymo forma. Tiesa, dar noriu paminėti, kad visi šitie 5 sprendimų projektai, kuriuos aš pristatau, yra norminiai teisės aktai, jie įsigalioja nuo sausio 1 dienos, yra atliktas antikorupcinis vertinimas dėl jų, yra pridėta prie pačių sprendimų projektų. Ačiū pranešėjai. Ar būtų klausimų, kolegos? Teikiam bendriesiam komitetam. 20 klausimas, ar tas 362 dėl sutikimų statyti laikinuosius ir nesudėtinguosius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai Tauragės rajono savivaldybės miestų ir miestelių teritorijose išdavimo taisyklių patvirtinimo. Pranešėja Redutė Masolienė. Tai irgi yra sutikimų išdavimo taisyklės dėl sutikimų, kuomet valstybinėje
nesuformuotoje žemėje reikia, pavyzdžiui, statyti reklaminius įrenginius, įrengti arba rekonstruoti konteinerių aikšteles, laikinuosius prekybos, paslaugų, maitinimo paskirties statinius, eksploatuoti ir statyti medžioklės bokštelius. Taip pat reglamentuota, kada kokia tvarka išduodami sutikimai, nagrinėja kaip ir kitus architektūros ir geodezijos skyrius, sutikimą išduoda meras. Tvarka paremta vadovaujantis respublikinės reikšmės teisės aktais ir pritaikyta konkrečiai Tauragės rajono savivaldybei. Ačiū. Klausimų? Pranešėjai, ar būtų klausimų? Matom, tai teikiam bendriesiam komitetam. 21 klausimas, arba tas P363, dėl sutikimų laikinai naudotis valstybinė žemė statybos metu Tauragės rajono savivaldybės miestų ir miestelių teritorijose išdavimo taisyklių patvirtinimo. Pranešėja Redutė Masolienė. Šios taisyklės reglamentuoja sutikimų išdavimo tvarką, kai yra statomas naujas, rekonstruojamas, remontuojamas, atnaujinamas statinys, jeigu prireikia šalia esančiame valstybinės žemės sklype arba nesuformuotame valstybinės žemės plote laikyti statybinės medžiagas, kažkokias konstrukcijas ar techniką, transporto priemonės. Tai tiesiog, kad būtų galima šalia esančioje valstybinėje žemėje šitos reikmenis laikyti tam tikrą laiką. Nustatyta taip pat, kiek laiko galima, kokia dokumentų, priėmimo tvarka, kada neišduodami sutikimai, kiek laiko galiojama, kada gali būti nutraukiamas. Aš dar noriu paminėti, kad pirmadienį bus prisijungę šiuo metu nacionalinis NŽT darbuotojos, kurios perės pas mus po naujų metų. Ir jeigu kils klausimų, jeigu, sakykime, dabar, aš taip pasakyti, smulkiai neaiškinu, kadangi viskas yra smulkiai reglamentuota ir nelabai ką galima keisti, kai yra patvirtinta vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais. Tai jeigu kiltų klausimų, pirmadienį tos darbuotojos galės atsakyti. Dar išsamiau, jeigu. Gerai, ačiū Redutė. Ar būtų klausimų, kolegos? Nematau, teikiam bendriesiam komitetam ir 22 klausimas, arba tas P364, dėl sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai Tauragės rajono savivaldybės miestų ir miestelių teritorijose išdavimo taisyklių patvirtinimo. Pranešėja Redutė Masolienė. Tai irgi labai panašu į prieš tai pristatytus klausimus, bet rengiami tokie visi skirtingi, kadangi yra reikalinga turėti tokius vidinius teisės aktus, irgi nustatyta dokumentų priėmimo tvarka, nagrinėjimo tvarka, meras išduoda sutikimus, jeigu tokias tiesiant komunikacijas ar inžinerinius tinklus sutikimo laikotarpis baigėsi, tai po to yra galimybė suteikti sertifikatą. Atkreipiu dėmesį, čia gal skiriasi nuo kitų prieš tai pristatytų tvarkų. Ačiū pranešėjai. Ar būtų klausimų, kolegos? Nematau, tai ačiū Redutė už pristatymą, susitiksim bendruose komitetuose. Ir beliko paskutinis mūsų šiandieninės darbotvarkės klausimas, tai kiti klausimai, kolegos, ar būtų kitų klausimų? Tai tada linkiu gražaus penktadienio, gražaus savaitgalio ir susitiksim bendruose komitetuose. Viso gero visiems. Dėkui, iki. Viso gero. Viso gero. Viso geriausio.